Aha. Labą dieną, gerbiami komisijos nariai, pradedame tarybos veiklos reglamentų rengimo komisijos posėdį. Matau, kad kvorumas yra, kol kas neprisijungia tik Liudmila Norkaitinė ir Petras Vainauskas, bet matomai jie prisijungs darbo eigoj. Šiandien, kaip ir buvo matyta, yra tokia darbotvarkė, kad dėl darbotvarkės patvirtinimo, dėl reglamento 5 skyriaus pakeitimų svarstymo ir kiti klausimai. Ar būtų kokiu nors pastabų pasiūlymų dėl darbotvarkės keitimų? Nebus. Nebus. Atsiprašau, kad dar kol kas ar yra YouTube transliuojama, nėra. Yra transliacijos? Pajungimą lyg davė kažką. Nu, buvo dabar atsiradęs kažkoks šitas. Nu, galim lukterėt kol. Galim palaukti, žinot. A tu, Dovilė, pasakysi, kada ten matysi? Aš šiandien paklausiu, kada Nes smagu, jeigu niekas nematys, tai kaip čia? Nu, tai va. Nu, bet jeigu techninis gedimas ir nėra galimės transliuotojai postas, vis tiek vyksta, tai. Aš tai irgi galvoju, nes svarbu įrašas vis tiek yra daromas. Bus paskelbtas įrašas vėliau. Nu, tai taip. Nu, jeigu nueina, Dovilė, ką pasakys, jeigu jau taip, tai. Vai, Petras, matau, atsirado. Sveiki, Petrai. Atsiprašau, pavėlavau, kadangi iš kitos Nepavėlavai, mes į YouTube neišeinam. dislokacijos teko, neprisijungiau vienoje. Jo. Labai gerai. Sveiki. Laukiam, kol prasidės transliacija. Tai Gvidai, tai jeigu bus pakeitimų, tai reikės ir mums daryti reglamentą ir nepakeitimus atitinkamai. Tai dabar galvoju, tie pakeitimai, į kuriuos mes šiandien nuspręsim, tai dar nutarim, kad jokios numeracijos nekeičiam. Jeigu iš esmės bus tų pakeitimų, tai reikės, naują redakciją visiškai, ten prim nebedėsim. O tai jie žada iki kada reiškia svarstytą įstatymą? Visiškai, kai bus patvirtinta matomai sesijos darbotvarkė, jeigu bus įtraukta į planą, tai ten dabar aš suprantu, kad frakcijos tarėsi. Aš dabar įsiterpsiu, atsiprašau, tai man informavo, kad bandau pajungti YouTube, bet tai yra kažkokių tai techninių kliūčių, tai net nežinau, turbūt. Tai ne vien man techninės kliūtys, viskas Tai aišku. gerbiami tarybos nariai, iš esmės, jeigu toks dalykas yra, vis tiek įrašas yra, jis bus paskelbtas, tai siūlau tada nelaukiant būtent to dėl techninių gedimų, dėl ko ten nevyksta transliacija, jinai bus įkeltas įrašas. Aš manau, kad galim mes tęsti savo tą posėdį. Kokios kitos nuomonės bus? Aš manau, kad tęskim. Tęsim. Tvarkoj, tai Petrai, mes liktai sutarėm, kad nekeičiam darbotvarkės, būtent, kad 5 skyriaus pakeitimų šiandien tik svarstom. Supratau. Jo. Ir taip, tada visi tikriausiai puikiai susipažinę, Gintaris čia buvo pateikęs. Iš esmės, vietos savivaldos įstatyme yra nuostata, kad darbo tvarka ir posėdžio organizavimo tvarka būtent savivaldybės kolegijai nustatoma reglamente. Dabar mūsų reglamente iš tikrųjų yra tik tai perkelta nuostata iš vietos savivaldos įstatymo, o čia yra daugiau tų punktų ir esminis dalykas tikriausiai, dėl ko atskirai reikėtų pasvarstyti, kaip siūlo Gintaris, kad ir kolegijos posėdžiai būtų transliuojami tiesiogiai savivaldybės interneto svetainėje. Tai va, dėl šito, manyčiau, daugiausiai reikėtų kalbėti. Kaip jūs galvojat, kadangi šitą kolegiją nepasisakė tuo klausimu, aš suprantu, kad debatai bus komitetuose, kaip čia yra tie dalykai, bet mes irgi savo nuomonę turim pasakyti kaip komisija. Negerbiamas pirmininkė, jeigu galima.
Taip, Nebuvo tokio, kad ten balsuojam ar nebalsuojam. Išsisakė ir taip, sako, yra reglamento komisija ir tegul sprendžia. Jeigu aš atsimenu, tai tai buvo. Gintaris buvo, gali, reiškia, taip. patvirtinti. Nu tai sakykit, kokios nuomonės. Man tai keista, kad būtent aš įsivaizduoju, jie posėdžiauja kolegiją, jie turėjo apsispręsti, ar jiem naudinga kažką tai už uždarų durų pasikalbėti, ar iš karto gali tiesiogiai, neslepiant nieko nuo visuomenės kalbėti. Tai jie turėjo pasakyti, aš O įsivaizduoju. aš taip, pavyzdžiui, irgi tikėjausi, kad jie pasakys, bet tai jeigu ne, tai nežinau. Nu, ką. Ar galėčiau aš trumpai pakalbėti? Taip, Gintarė. Vis tiek, kadangi čia svarstat tuos mano pasiūlymus, aš dar kartą pasakysiu motivaciją, kodėl aš tą parengiau. Kada gruodžio mėnesį praeitų metų jūs sakėt, pasižiūrėkit reglamentą ir pateikėt siūlymus dėl viso reglamento, kur atrodo, ką reikėtų tobulinti ir pakeisti, tai aš nuoširdžiai pasižiūrėjau, pasidomėjau kitų savivaldybių, kas kaip reglamentuota. Man labiausiai kliuvo, kad iš tikrųjų mūsų kolegijos posėdžiai ir netransliuojami. Yra dauguma savivaldybių, tai transliuoja tos posėdžius internetu. Ir tada atsimenat, reiškia, paskutiniam mūsų reglamento komisijos posėdį ir jūs klausėt, ką jūs ten svarstat. Tai manau, kad tas noras visuomenės žinoti ir tarybos narių noras žinoti būtų patenkintas. Ir padariau tuos pasiūlymus tos pateikiau. Tai iš esmės aš nauja truputėlį tokia redakcija, patobulinau, reiškia, 82 punktą, tai kad kolegijos posėdžių šaukimas, kai būtų. Truputėlį čia dar padariau tokią klaidą, kur 85 pas mane rašte, kur yra pasiūlymas, kur kolegijos posėdžių, tai turėtų būti 83 punkto redakcija. Taip. Dabar yra galiojantį punktą. Ir 84, kur kolegijos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. O toliau nuo 86, tai yra nauji punktai, aš žiūrėjau, man labai patiko Kėdainių savivaldybės reglamentas, ir pateikiau tokius siūlymus. O dabar jūsų nuomonė, jūsų vertimas, ar tai reikia daryti, ar nereikia daryti tos pakeitimus, ar palikti ateičiai pasvarstyti, gal kažką tai iš šitų mano, reiškia, pasiūlymų kažkas bus įtraukta, reiškia, ir tai jau būsiu, sakykime, reiškia, padaręs tą darbą, kurį kalbėjom, reiškia, panašiai, tai aš trumpai tiek. Gintarė, galiu gal paklausti. Žiūrėk, ten 82 punkte yra, reiškia, kai mero nėra, vicemeras pateikia. Tai kuris vicemeras? Mes kažkaip nevadinam jo pirmu ir antru. Man atrodo, kad, pavyzdžiui, Kęstuti, kada darom jungtinių komiteto posėdį, tai 3 komiteto pirmininkai neturi pirmenybės vienas prieš kitą. Susidarė, kuris pirmininkaus, reiškia. Ar pagal amžių, ar tai, sakykime, reiškia, vienas kitas užleis, taip, tai tiesiog tolerancijos, manau, principų kažkas pirmininkaus. Tai aš manau, kad kolegija susirinkus išspręs. Ne, jeigu kai meras išeina atostogų, pavyzdžiui, tai jis įpareigoja kažkurį vicemerą vykdyti jų funkcijas. Tai čia tas ir atlieka. Čia yra taip, jis išeidama, kai nebūna. Jeigu tai būtų, kad meras niekam nepavedė, kažkur tai išvažiavo, negrįžo, o kolegijos posėdį susirinko. O jeigu susirgo? Irgi klausimas, nespėjau potvarkio išleisti susirgęs, tai taip. Tai aš manyčiau, susirinkus kolegiją ir nuspręstų, kas pirmininkauja, ar ne taip? Ar mes čia turim... Covidas ir visi 3 susirga, ir meras, ir vicemerai, reikia išrinkti posėdžio pirmininką. Tai aš įsivaizduoju, kad irgi nebėda esant tokiam, taigi visi žmonės protingi, atsakingi, supranta, kad jeigu nėra kam, o jeigu reikia spręsti kažkokį tą klausimą, tai įsirinktų be abejo tą pirmininką. Čia, manyčiau, toj vietoj gal nėra ko sustoti. Tai aš tai labiausiai noriu visų nuomonę išklausti būtent dėl transliacijos. Man tai svarbiausias momentas atrodo. Visi kiti tai čia tai pakeitimai, kadangi tos tvarkos nėra konkretizuota, o čia yra pasiūlymai iš vieno, tai galima būtų pritarti, tai aš Gintarė sakyčiau, kad nereikėtų keisti būtent tos tvarkos, visi pasiūlymai toliau galėtų eiti 84.1, 84.2 ir taip toliau, kad numeracija nesikeistų.
pirmininkė, aš pritarčiau. Ir tos pasiūlymus sakau, jeigu dar reikia pasvarstyti, galime dabar nesiūlyti, reiškia, galim vėliau pasvarstyti, reiškia. Aš tikrai nesupyksiu, reiškia. Tai, kad jau mes svarstom, tai žinau, kad aš manau, kad, reiškia, yra didelis dalykas. Ne, tai mes vis tiek jau apsitarėm dėl kai kurių, visi į tarybą eisim, tai komitetuose, jūs galėsite dar visi individualiai pasvarstyti dėl visų. Tai sakau, tai visi laukia ir mes laukiam, kad kolegija pati pasakys, ar nori transliacijas, dabar laukia, kad komisija pasakytų, ar nori transliacijos. Tai galėtumėt visi pasakyti savo nuomonę dėl transliacijos, aš norėčiau. Aš tai galvoju, kad šiuo metu tai dar susilaikyčiau iki komitetų, tegu eina, biskį reikia pasitart su kolegom iš frakcijų. Vis tiek galutinis sprendimas tai tarybos posėdį, tai iki to laiko, tai ar čia dabar... Bet tai, mes nuo komisijos turim pasiūlyti, jeigu mes pritarėm, tai mes siūlom su šituo. Aš biskį kažkaip susinervavau, žinau, kaip šitą kolegija nieko nepasiūlė, numetė į mum, žinai. Dabar kažkaip reikia biskį pasvarstyti. Taip, Petrai. Gerbiamas pirmininkė ir Kęstutį, noriu pasakyti, kad svarstėm, kaip šnekėjom, bet mums kategoriškai buvo pasakyta, ir ką pasakė, meras pasakė, ne kas kitas. Reiškia, pasakyta buvo, kad tai yra reglamento ir tegul, va tai šitoj vietoj, gal nereikėtų čia sakyti, kad išsakykim savo nuomonės, o jeigu jos ir keisis, kada jūs frakcijose apsvarstysit, tai nieko baisaus. Aš jums kaip pavyzdį galiu pasakyti irgi, vat Gintaris girdi. Reiškia, mes buvom prašę, kad pagal įstatymą, kas pusmetį, vicemerai mums teiktų kažkokią tai nedidelę ataskaitą. Kategoriškai buvo atsakyta ne. Kategoriškai. Ir pasakyta, aš kai pateiksiu, tada jūs ten ir matysit. Nu tai kolegos, nu. Ir dabar mes vėl taip sukam į vatą. Nu tai mes galėjom, Kęstutį, irgi kontrolės komitete irgi tą patį sakyti. Viskas bus spręsta apie kontrolierių, reiškia, didžiajam posėdį ir kodėl mes dabar čia turim dar atranką daryti kažkokią visą kitą. Nu, nenusiimkim. Jeigu yra tokia pareiga, atlikim savo tą pareigą ir šitam. Aš turiu teisę susilaikyti ir susilaikau. Jo, be abejo. Na. Tai kitų dar nuomonės norėčiau išklausyti. Inga, Gražvydas, Raimundas. Aš gal pasakysiu, bet aš sulaukiu gal Gražvydo žodžių, nes man, kaip pasakyti, aš visą laiką buvau tas žmogus, kuris pati akcentuodavau viešumą ir dar kai nebuvo įstatymų įpareigota savivaldybės taryba transliuoti posėdžius, esu kalbėjus merų, kad mes turim transliuoti, žmonės turi matyti, ką mes šnekam ir taip toliau. Dabar šiandien dienai aš būčiau irgi už tai, kad mes būtumėm pakankamai vieši, bet aš, pavyzdžiui, jeigu būčiau, tarkim, toj virtuviai pabuvus ir žinočiau, kaip ten viskas vyksta, tai gal turėčiau tokią aiškesnę nuomonę. Dabar kodėl? Žinot, aš taip galvoju, kur yra, pavyzdžiui, jeigu tai yra toks labai darbinis dalykas, aš tai žiūrėčiau gal su atsargos dalele, ta prasme, kad galbūt irgi, kad nesupanikuot žmonių, kai čia yra tokia darbinė virtuvė, tarkim, tai yra diskusijos dalykas ir kad neišeitų, neišplauktų eterio metu, tarkim, tam tikrų detalių, kai ten paskui kils panika, kur gal tos panikos visai nėra. Bet man tiesą pasakius yra sudėtinga apsispręsti dėl to, kad aš pačios virtuvės nežinau. Tai va, kai Gražvydas pasakys žodį, tai man gal bus irgi lengviau apsispręsti. Nu, Gražvydas iš karto 2 balsus turi. Ne, tai jau čia tai kaip aš kaip pasakysiu, taip ir bus, aš supratau jau šitą. Pirmininkas kaip pasakys, taip bus. Ne, pasakysim bendrai mes visi. Iš tikrųjų... Tai Gražvydai, tavo nuomonė vis tiek būtų įdomus. Tai gerai, toj vietoj aš irgi dar toks, nežinau, nesu 100% tikras tam. Ir reikėtų tos transliacijos ir nereikėtų, yra įrašas. Tai sakau, dar aš taip iki galo negalėčiau pasakyti, ar jūs tikrai reikia. Taip, Petrai. Taip, atsiprašau, kad aš vis, kaip sakant, kišu savo trigaršį, galbūt ir nebereikalingai, bet, gerbiami kolegos, tada kas
mums neleidžia visiems susibėgti ir pasišnekėti tada ten. Nu, ir tada jūs matysit, nu, kaip ten kas vyksta. Nieko ten slapto nevyksta, gerbiama Inga. Kaip ir posėdžiuose nevyksta, ir komitetų, ir komisijų. Tokio slaptumo aš per tiek metų nemačiau, kad ten reiktų kažką tai slėpti, baisiausiai supranti. Nėra. Ten, kur trukdoma, daleiskim, nu tai galima ten pasakyti, kad šito klausimu taip ir taip. O iš kitos pusės, nu, taigi suseinam. Gintaris ne vieną kartą yra sakęs. Nu, kolegos suseinam kartu pasišnekam. Nu, kad kažko tai va taip, nu, gerai, mes galim laukti. Aš visai neprieštarauju. Petras už yra, tada dar Raimondą norėčiau išklausyti. Liudmila parašė, kad irgi jinai pritarė. Aš čia žiūriu tas kolegijos sudėtį dabar, analizuoju čia praktiškai kaip tarybos nariai, komitetus. Visi viršininkai jau čia. Bet pati mintis, viešumas tai ne problema, bet gal paprasčiausiai kolegijoje neturi kai kada ir ką svarstyti iš esmės. Įsivaizduokit, susėda, kaip sakant, sueina ir nėra ką iš esmės svarstyti ir visuomenį tai parodai. Gal tas ir stabdo, sakysim, kad kiekvienas posėdis būtų viešas. Manau, man tas toks įspūdis susidaro. Aš suprantu, jeigu svarsto kaip paruoštus reikalingus klausimus, tai problemų nėra tas viešumas. Tai ir matos solidu, gražu, rimta diskusijos ir sprendžia kažką tai ir siūlo. O jeigu neturi ką spręsti, čia viešai parodo, tai gal tai ir baimė yra tokia, kad ne visi posėdžiai būtų vieši. Gal pagal poreikį reikėtų spręsti, sakysim, kad kolegijos, sakysim, balsų dauguma nusprendžia, tarkim, kad viešą posėdį turėti. Aš manau, tai gal taip. Čia geras pasiūlymas, kad dėl transliacijos spręstų pati kolegija prieš posėdį. Taip sakai? Nu, panašiai kažkaip. Nu, jau jie apsisprendė, kad reglamento komisija jiem nustatyti. Nu, tai nustatom, kad būtent posėdžiai gali... Mes nustatom alternatyvų dalyką, kad sprendžia patys. Tai, nu jau, čia būtų kamuolį atgal mes grąžintume. Galėtume tai padaryti. Na, į kitą pusę padaryti visus viešus ir tarybai apsispręsti prabalsuoja, jeigu vieši ir taškas. Aš dabar taip galvoju, mes galim aišku balsuoti, bet iš esmės kolegijos ten tie Gintariaus pasiūlyti punktai tvarkai, nu, jie yra tikrai normalūs, taip tikriausiai viskas ir vyksta ir visi tie punktai tinka. Galėtumėm, aišku, jeigu užtektų pripažinti, kad teikiam nuo komisijos viską, o jeigu komitetuose nebus pritarimo, nu, taryboje nepritarsim, irgi variantai, nes mes jeigu dabar nepritarėm, tai vėlgi į tą projektą nepateikėm, tai vėl tada reikės iniciatorium Gintariui vėl per visus komitetus pristatinėti ir rodinėti savo tiesą, nu, nežinau, čia gerai bus. Pirmininkė, noriu pataisyti, tai ne Gintario tiesa, tai mūsų visų yra tiesa. Ne, tai jau pasiūlymas, jisai yra... Nu, pasiūlymas, bet tiesa yra mūsų visų. Dar minutėlę galima vieną. Žiūrėkit, mūsų komitetai irgi yra patariamasis iš principo organas prieš tarybos posėdį, prieš tarybos sprendimus. Kolegija taip pat yra tarybos patariamasis organas. Tai kodėl, kaip sakant, komitetus viešai visi besąlygiškai eina, kodėl jų bijot viešai besąlygiškai? Kaip patariamasis lygiavertis organas, kaip ir kiti komitetai, taip ir kolegija. Mes tai turim įsiteisinę reglamentą, kad tai yra patariamasis tarybos organas. Nu, tai taip. Nu, tai va, tai taškas. Aš taip, tada taip, tą analogiją praeit. Tai ką darom? Viską teikiam. Aš galėčiau pasakyti. Baigiamąjį žodį pasakyk. Kodėl ta transliacija reikalinga? Žinokit, tie kolegijos posėdžiai iš pradžių buvo, nu, sunku pavadinti jos posėdžiais. Tai meras net važiuodamas vieną pravedė iš automobilį. Tai tas buvo. Daliau mes dabar 2 posėdžiai buvo informacijos, kurios nesusijusios su tai, ką mums delegavo įstatymas. Mes turim atlikti analizę valstybės institucijų padalinių veiklą teritorijai. Ar mes ką nors apie tai analizuojam? Nieko neanalizuojam. Dėl strateginio planavimo dokumentų rengimo irgi tas pats, net 85.8 punktas mūsų reglamentą. Teikia savivaldybės tarybos sprendimo projektus. Nu, buvo pirmą kartą mums truputėlį užsiminta apie tos sprendimus, kas numatoma svarstyti, bet irgi reikėtų pasvarstyti, kad iš anksto žinotum, nes kolegijos posėdžiai būna, paprastai tai 2 mėnesio pirmadienį.
kad iš anksto būtų, reiškia, nu, ir man kaip etikos komisijos pirmininkui, ir Inga mes vat, esam kalbėję, kad tikrai, kada lieka ten 3 dienos iki posėdžio pirmą pasirengti, reiškia, ir etikos komisijai, nu, sudėtinga, kai būna 50 klausimų. Tai kad žinot tokių, reiškia, tai dėl to tas viešumas, aš manau, reikalingas, kad užtikrint, kad, reiškia, nu, biškai atsakingiau pažiūrėtų, reiškia, nu, tegu pyksta meras, tegu nepyksta, kaip yra, bet kol kas, reiškia, nu, ne visai taip tie posėdžiai, eina kolegijos, kaip turėtų būti. Tai aš tiek. Supratau. Tai ar kolegos mes balsuojam dėl šito, ar sutarim, kad visus tuos pasiūlymus teikiam būtent komitetams, tarybai, kad galėtų svarstyti, nes jeigu mes nepritarsim, tai neteiksim tų visiškai, kadangi iš praeito posėdžių yra tie pakeitimai, o dabar praktiškai tik dėl savivaldybės kolegijos. Tie kiti punktai, kaip kolegos nusprendėm, viskai jie neprieštarauja, jie tikrai atitinka, manau, mūsų tiek vietos savivaldos įstatymą, tiek reglamentą, jie gali būti, tik sakau, ir tikriausiai Gintarė sutinka tik tai numeraciją, gal kad nekeistant paprasčiausiai prie 84, 1, 2, 3 laipsnių surašyti ir... Vieną repliką aš pasakysiu. Aš sutinku, kad tai nėra, kad, reiškia, jie dar yra visiškai tobulybė. Juos galime dar tobulinti, keisti, reiškia. Galime kažko atsisakyti, reiškia, kažkaip. Ir apjungti, juk dar pasiūlymų būtų, reiškia, ir komitetuose apsvarstyti, ir tarybą, reiškia. Aš sakyčiau, kad... Paprastai trunka kolegijos posėdis, pavyzdžiui. Iki 1,5 valandos kažkaip. Iki 1,5 valandos. Nevakaruojat jūs ten. Ne, buvo svarstama, dėl mokyklų tinklo buvo pristatyta tie darbo grupės pasiūlymai, tada žinot, kur atskirų tų narių siūlymai buvo. Dėl maitinimo buvo pristatyta, reiškia, tai kas yra, reiškia, viskas, o kas daugiau tokių klausimų, kur mes ten svarstėm, reiškia. Būtų gerai, kolegos, kad žinokit, kurie turėtumėt galimybę prisijungtumėt prie kolegijos posėdžio ir padalyvautumėt, pakalbėtumėt. Supratom. Tai gerai, tada darom šitaip. Dėl kitų punktų, būtent, kad vyksta daugumai, taip toliau, kad opozicijos lyderis turi ten tą pirmumą, nu, iš įstatymo yra, kad balsavimas yra apie balsavimą, apie informaciją. Nu, visą tai tikriausiai taip ir vyksta tam kolegijos posėdėje, aš įsivaizduoju, kad jeigu balsuoja, tai daugumą ir priima sprendimus. Tai čia... Sprendimą dar kol kas nepriėmė, tik tai praktiškai informacijos. Nu, jeigu bus klausimas svarstamas su sprendimo priėmimu, tai bus sprendimas priimas informacijais poreiškia šito klausimo. Tai kokiu dar pasiūlymu turit, kolegos? Ką darom? Balsuojam. Balsuojam, ne? Taip. Nu, aš taip galvoju, pirmininkė, kad, pavyzdžiui, gal tikrai mes kaip komisija turėtumėm išnešti tą nuomonę, ta prasme, ir komitetam, ir visiems. Tai aš tai irgi siūlyčiau, kolegos, gal be balsavimus bendrus tarimus sutartumėm, kad šitos pasiūlymus nešam į tarybą nuo reglamento rengimo komisijos. Komiteto metu pasišpaguos, kas norės. Dar kažką tai pataisymus, kai sakė Gintarius, priima, galima bus pataisyti ir taryboje, nu, jeigu nebus pritarimo, nebus, o jeigu bus ir priimsim. Nes jeigu mes neteikiam, tai ir nebus tos diskusijos tokios. Kaip manot, ar galim bendrų sutarimo? Reikia ateiti į kolegiją kaip svečiui, pasižiūrėti, kas vyksta. Taip, nu, kokia čia. Kviečiam, Gintaris seniai kviečia visus. Kolegos, 12 dieną vyks kolegija, nu prisijungit, kas galite, kuo daugiau, nu pasišnekėkim. Jūs fiziškai renkatės, jūs jungiatės tą prasme į tą posėdį? Nuotolinį. Iš pradžių buvo vienas posėdis, pirmas, reiškia, gyvai, o toliau nuotoliniu irgi. Tai, kolegos, siūlau tokį nepopuliarų sprendimą. Priimam visus šituos pasiūlymus, kaip nuo komisijos, čia su Dovilė sudėliosim, tai ženkliukai sudėliosim, kad nesikeistų reglamento numeracija, o 12 dieną, kas galės, padalyvaus būtent posėdyje kolegijos, gal kolegija išgirdus komisijos pasiūlymą, gal pabandys pasvarstyti irgi tą klausimą, gal bus įdomu.
O komitetuose, kiekvienas išsakys savo nuomonę, padės tos pataisymus ir tarybos posėdyje arba priimsime, o nepriimsime. O tai gal galėtų prisijungimo nuorodą tai vienai bent jau kolegijai artimiausiai įmes. Tai manyčiau, kad čia tikrai Aš manau, kad ten problemų neturėtų būti. Tai mums reikia prašyti, kad mūsų komisijos pirmininkas kreiptųsi į merą ir kad būtų išsiųsta visiems tarybos nariams prisijungimo nuoroda. Taip. Tada matytume, jūs ten mušatės, ar jūs ten keikėtės, ką jūs ten darot, kad šitaip. Mums būtų lengviau tikriausiai komitetą tada apsispręsti. Ar čia tie pasiūlymai verti dėmesio, gal tikrai visuomeniai neverta rodyti jūs. Pirmininkė, ko gero šiandieną mes ko gero šiandieną daugiau čia šnekam, nei kad mums galimybė yra tenais. Kolegijos posėdžiai mažiau aštrus nei tarybos. Taip. Tai kažkada aš girdėjau repliką, kad sakė, aš niekam neleidžiu šnekėti. O jūs sakot, mes daug šnekam. Man atrodo, kad mes nedaug šnekam iš esmės. Ar galim priimti tuos pasiūlymus kaip komisijos sprendimą ir paruošti sprendimo projektą? Tie pasiūlymai, tiek akcentuojam gal šiek tiek. Tai galiu aš paskaityti. Galiu paskaityti, kad nebūtų ta. Jo, kad žinotų, kadangi yra, čia dabar skaitysiu taip, kaip yra, nors pataisė, jau Gintaris pats sakė, kad reikia 85-83 punktą, tai punktų numeraciją nežiūrėkim, mes sudėliosim jos tikriausiai. Tai būtų kolegijos posėdis yra teisėtas, jame dalyvauja daugiau kaip pusė kolegijos narių, kolegijos svarstomais klausimais sprendimai priimami posėdį dalyvaujančių kolegijos narių, balsų daug. Kitas punktas. Kolegijos sudėtyje dalyvauti informacijos svarstomais klausimais nariams gali teikti savivaldybės administracijos darbuotojai, biudžetinių įstaigų, organizacijų vadovai, kiti darbuotojai, savivaldybės valdomų įmonių vadovai ir kiti darbuotojai, savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybės įstaigų, įmonių, organizacijų ir jų padalinių vadovai ar kiti darbuotojai, savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų vadovai, jų atstovai, tarybos nariai, seniūnaičiai, kiti asmenys jų sutikimu. Toliau, kiekvieno kolegijos posėdžio pradžioje tarybos posėdžio sekretorius registruoja posėdį dalyvaujančius kolegijos narius ir kviestinius asmenys. Jei kolegijos narys negali atvykti į kolegijos posėdį, apie tai jis turi pranešti tarybos posėdžių sekretoriui iki kolegijos posėdžių dienos, nurodydamas nedalyvavimo priežastį. Kitas punktas. Kolegijos narys prieš pradėdamas svarstyti klausimą privalo informuoti kolegijos narius apie interesų konfliktą. Ir jei kolegijos nariai priima nusišalinimą, jokia forma nedalyvauti tolimesne klausimų svarstyme. Toliau, kolegijos posėdžio pirmininkas skelbia kolegijos posėdžio pradžią ir pabaigą, teikia tvirtinti darbotvarkę, suteikia žodį klausimus pristatantiems asmenėms, kitiems posėdį dalyvaujantiems asmenėms, reiškia pastabas posėdį dalyvaujantiems asmenėms, jei jie nesilaiko tvarkos, triukšmauja ar kitaip trukdo kolegijos posėdžiui, priima sprendimą pašalinti iš kolegijos posėdžių. Toliau. Opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimus pranešėjui, pasisakyti kiekvienu kolegijos posėdžio darbotvarkės klausimu. Kitas. Baigus pasisakymą dėl kiekvieno svarstomo kolegijos posėdžio darbotvarkės klausimo, kolegijos nariui balsavimai priima kolegijos sprendimą. Balsavimo rezultatai kiekvieno balsavusio ar nebalsavusio kolegijos nario pavardė fiksuojami kolegijos posėdžio protokole. Ir paskutinis, kolegos posėdėje gali būti pateikiama informacija, informacijos pateikimo klausimai fiksuoja posėdžių darbotvarkės pabaigoje. Informaciją pateikia ir į kolegijos narių klausimus atsako informacijos rengėjas ar kitas darbotvarkėje nurodytas asmuo. Ir ko nepasakiau, tai atskirai mes kalbėjom apie 84 punktą, kurį būtent ir siūlė būtent dėl tiesioginės transliacijos. Pirmininkė, dar 82 siūlau, reiškia, pertvarkyti. 82 tai yra. Yra. Jį papildo. Jo. Čia, bus greitai. 82. Aha. Kolegijos posėdžių šaukia pirmininkauja savivaldybės meras, kai jo nėra, vicemeras
ar vietos savivaldos įstatymo trečioji dalis matytais atvejais tarybos paskirtas narys. Meras sudaro kolegijos darbotvarkę ir projektą ne vėliau kaip 2 darbo dienas iki posėdžio dienos tarybos posėdžio sekretorius elektroniniu paštu siunčia kolegijos nariams, kviestiniams asmenims ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. Kolegijos posėdžiai yra protokoluojami, transliuoja tarybos posėdžius. Protokoluoja tarybos posėdžio sekretorius. Nu, aišku, čia geras tas punktas. Tai mes iš vietos savivaldos įstatymė tos tvarkos visiškai neturėjo. Tai čia yra pirmas bandymas tą tvarką kažkokią padaryti. Tai ar galima pritarti bendrų sutarimų? Gintarė, čia biskį Taryba, su kitų rajonų čia biskį apderinai, žiūrėjai kaip tenai kitos. Įvairiai, yra vieni turi, žiūrėjau rajono, kiti visai neturi nieko, įvairiai yra. Man labai patiko Kėdainiai. Jonava yra neblogai pasidaręs, reiškia, kur tie du man ir kitų žiūrėjau, Raseinių žiūrėjau, reiškia, tai man kur patiko, Kėdainiai labai patiko. Tai jeigu kolegos galim priimti bendru sutarimu, tai traukiam tada juos į sprendimo projektą kaip pavyzdį, paruošim tą būtent galutinį, tik tai sakau, numeracijos mes taip siūlau nekeisti, paprasčiausiai į tuos laipsnius nueiti su tuo straipsniu, iš esmės nekeis, bet liks ta tvarka, nes jeigu bus dar daugiau tų pasiūlymų, tai gal reikės tada jau keisti visą tą redakciją, o dabar, kad nedarkyti būtent tos numeracijos, tai paliktumėm taip pat. Ar bus kitokių nuomonių? Galim bendrų sutarimų pritarti? Pritariam. Aš tai pritariu. Liudmila irgi, matau, pritarė. Tai jeigu nėra kitų nuomonių, tada, sakykime, tuo galėtumėm posėdį baigti ir kas nebuvo prisijungę į pradžioj, minėjau, dėl tolimesnių posėdžių, jeigu jų reikėtų. Aš taip siūliau kolegom, kad nusimatyti 1 mėnesio ketvirtadienį 15:30, jeigu yra poreikis. Nu, kad visi žinotų, nesiplanuotų kažkur tai, nes suderinti, nu, ir su 8 žmonėmis yra pakankamai sudėtinga paskui Doviliai. Aišku, jeigu išpuls kažkokia skuba, tai jau tada jau atleiskit, reikės daryti tą posėdį kitų laikų. O taip, žinotume, mėnesio 1 ketvirtadienis, 15:30 priklauso mums, jeigu yra kažkoks pasiūlymas ar reikalas, tai mes šaukiame posėdį. Tai Gvidai, klausyk, jeigu reikia, tai ar komisijos, ar tu kaip pirmininkas dėl to kolegijos posėdžio prisijungimo gal pabando pažiūrėti, kas ten vyksta, jeigu. Viskas tvarkoj, tai ką jūs mane įgaliojo, tai aš bandysiu, kad gauti tą nuorodą. Tai čia viskas tvarkoj, darbo eiga, manyčiau, čia tikrai paslapties nėra. Jeigu reikės, parašysiu ir oficialų raštą, nu, jeigu čia problema yra, tai manau, kad čia nebus problemos. Reglamento komisija nori pamatyti darbo virtuvę. Jo, gal įkišti nosį į svetimus reikalus visai neblogai. Tai kai jie mum dabar pasiūlė tą priimt sprendimą, tai mes turim biskį susipažinti šiek tiek, tai matysim bent vieną posėdį. Teisingai. Jo, mes priėmėm sprendimą avansų ir norim pasižiūrėti, ar mes tarybos ar komiteto posėdžių savo nuomonę galim keisti ar ne. Teisingai, jo. Reikia visus kitus likusius tarybos narius pakviesti prisijungti, kurie galės. Taip. Aš taip ir manau, kad sudarytų galimybę visiems dalyvauti ir kas norės, jeigu jungiasi ir žiūri. Tada galbūt komiteto ar tarybos posėdžio metu bus aktyvus, turės krūvą pasiūlymų, kaip jiem atrodys tą reikalą. Nu, ką gali žinoti? Gal kažkas susikabins. Tai gerai, kolegos, tada ačiū už aktyvų dalyvavimą, ačiū Liudmilai, kad nors taip fragmentiškai, bet per kelias priemonės vis tiek prisijungė, smagu, kad 100% dalyvaujam. Tada ir ką? Ačiū, ruošiamės komitetam, kolegijos dabar posėdžiam ir iki pasimatymo gyvai. Geros dienos. Viso gero. Iki pasimatymo. Čia gero.